diena, studentų atstovybė Vilniaus technikos universitete ir mes turime tokį projektą prieš nusirašinėjimą ir norėtume sužinoti jūsų nuomonę, kokia jūsų nuomonė apie nusirašinėjimą bendrai, tiek plagijavimą, tiek paruoštukų ruošimą ir taip toliau. Aš prieš nusirašinėjimą, tačiau aš už tradicinių špargalkių rengimą. O kodėl būtent? Todėl, kad sprendžiu pagal savo gyvenimo patirtį. Tekdavo ruošiantis egzaminams pasiruošti špargalkę. Niekada gyvenime nesu ją pasinaudojęs. Bet kol aš ją ruošiau, aš viską išmokau. Supratom. Kaip manot, kokius įgūdžius studentas praranda, kaip būsimas darbuotojas prieš darbdavį? Savo būtent... Nusirašinėdamas? Taip. Tai jis pirmiausia apgaudinėja pats save. Ir, kaip sakyti, jeigu pats leidi save apgaudinėti pačiam, tą suvokiant, tai yra trumpa distancija arba trumpas bėgimas. Nes, jeigu negerbi savęs ir bandai tokiu būdu, sakykime, pasiekti kažkokį rezultatą, tas rezultatas bus labai trumpas. Jis bus labai trapus. Kaip manot, ar darbdaviai pastebi tokius žmonės, kurie studijų metu buvo nesąžiningi ir ar jie, sakykime, per kokį laikotarpį pavadina? Jeigu ir nepastebi pradžioje, kada pristato savo CV, tai vis tiek tai išiškėja darbo metu arba tada, kada, sakykime, reikia vykdyti užduotis. Ir tikrai matai žmogų, kuris turi diplomą ir atrodo CV labai geras, tačiau dėja, kada su juo daugiau padirbi, pamatai, kad jo gebėjimai yra tikrai labai vidutiniai ir greičiausiai jis kažkurią savo studentavimo dalį praleido veltui. Ir ką palinkėtumėte VGTU studentams šiandien? Aš palinkėčiau kogi. Pirmiausia, kokybiško mokslo, kokybiškų žinių, kurias pirmiausia galite susirasti patys, o ne vien tik tai reikalauti iš kitų. Antra, kaip jau minėjau, aš špargalkes visą laiką ruošdavau, ypatingai sunkiems egzaminams. Bet ruošdamas tą špargalkes tiesiog geriausiai tvirtindavau savo žinojimą. Bet naudotis, nusirašinėti tikrai yra nepateisinama. To ir linkėčiau. Dėkui Jums labai.